Tai kągi, pradėkim šį susitikimą, pasidalinkim šios savaitės kažkokiu suvokimu, sėkme ir galbūt nesėkme. Tai taip yra, nes kai mes esame toj matricos realybėj, ten matrica turi tam tikrų hipnotinių efektų, kur, reiškia, kai mes išsikeliam kažkokį savo tikslą, kad mes norim kažką siekti ir daryti, matrica visą laiką, ta realybė, jinai bando nukreipti mūsų dėmesį ir sakyti, ne, tas yra svarbiau, ar tas yra aktualiau, ar kažką tais. Esmė yra tokia, kad jos darbas yra mūsų suvilioti kažkokiamis tai veiklomis, kurios pradžioje atrodo aktualios arba įdomios ar vertingos, bet paskui į tą veiklą praeinam, pamatom, kad tai buvo iš esmės laiko švaistymas. Tai čia yra dalis matricos ir mes turim būti sąmoningi apie tai, nes priešingų atveju mes kaip ir nelabai ką gyvenime nuveiksim, nes visą laiką pasiduosim tiem, sakykim, stimuliantam. Kaip geras pavyzdys yra, kai YouTube yra, tarkim, YouTube mes žiūrim, randam kokią įdomią paskaitą ir nusprendėm žiūrėti tą paskaitą, žiūrim ją. Tada šone pradeda eiti jau visokie kitokie vaizdeliai, ten kokios nors ten darbe kokia apsikvailino, ar kas nors ten kokį juokelį kažkam iškrėtė, ar ten koks gyvūnėlis ten gražus, ten ką nors, ar dar kažką. Ir padeda patraukti mūsų žvilgsnį, būtent tą bevertę informaciją, o tik tais pasismaginimai. Ir žiūrėk, nukrypstam mes nuo to. Nes mes norėjom, tarkim, žiūrėti tą paskaitą, sakome, gerai, tą pabaigsiu, bet paskui žiūrėsiu sekant iš karto tą paskaitą. Na, tarkim, kitą to kažkokio ten sąmonės kelio paskaitą, tarkim, ar dar ką nors. Ir mes žiūrim, kad mes nueinam kažkur kitur, jau žiūrim ten apie jau kažkokius linksmus video. Ir paskui sakom, tai greitai dabar pažiūrėsiu ten apie tą šuniuką ir paskui iš karto vėl grįšiu toliau į sąmonės kelią. Ir pamirštam, pažiūrim apie tą šuniuką, tas šuniukas nuveda prie ten dar kažko tais, tas nuveda prie dar kažko, tas nuveda prie dar kažko. Ir paskui pamirštam, kad ten buvo kažkokia sąmonė, kažkada egzistavo. Nes dabar jau tik tais mums šuniukai, katytės ir visokios linksmybės. Ir nusivažiuojam. Ir to vietai būtina išlaikyti tą budrumą, nes priešingų atveju mus nuveda į šoną ir paskui nesuprantam, kas atsitiko. Bet ta hipnotinė tokia sistema neegzistuoja ir reikia budriam tą vietą. Na, visi tie balansavimo centrai, viskas yra surašyta savarankiško mokymosi kurse, kokie jausmai turi atitikti tuos centrus. O kad dabar dėstyti tą konkrečiai, tai mes prieisim atitinkamoje vietoje. Tai pirmą reikia išmokti sufokusuoti savo mintis, kad jos nenukryptų ten, kur mums nereikia, nes ten reikės didelės fokusacijos tam, kad išlaikyti tą, taip sakant, vientisą tą jausmą. Galbūt ten daugiau yra kai kuriais atvejais, kai mes einam į aukštesnius dvasinius centrus, tai ten daugiau jau yra, sakykime, kaip pasiekmė to, kad mes subalansuojam žemesnius centrus. Ir tada mes naudojamės tomis galimybėmis. Bet tai gali, jeigu žinai, ką darai, tai gali, mes būtinai pastudijuosim tos dalykus, kaip tie dalykai veikia, bet mes pirmiausia turim išmokti sutelkti ir išlaikyti dėmesį vientisą, kad mes galėtume to naudotis. Mes negalim pradėti nuo sudėtingų suktukų ore, karatė ar taekwondo, jeigu mes nemokam stabiliai stovėti ant žemės. Ir kaip dabar mes kalbam, o būtent mes dabar apie tai kalbam, kad nepavyksta išlaikyti sutelkto dėmesio ties konkrečiu tikslu. Tai kaip mes galim tuomet kalbėti apie tai, apie pratimą, kur jau reikia mokėti tą, sakykime, energiją išlaikyti, jeigu mes dar nemokam jos išlaikyti. Bet tai už tai yra mentalinės pamokos, kad išmokti sutelkti dėmesį ir išlaikyti jį nepertraukiamą laiko kiekį. Tada mes galėsim jau mokėdami tai, tada naudotis visomis tomis privilegijomis. Niekur neteko niekados skaityti
šitos medžiagos apie čakrų balansavimą, išskyrus kažkokias abstrakčias frazes, rastas internete, viską aukštesnė sąmonė davė, tad nieko nėra tekę to skaityti. Tai, ką mes aptarėm, sėkmę aptarėm, kad visai sekėsi šviesos praktikos, tai gerai. Tada nesėkmė, kad nepavyko išlaikyti subrėžto tikslo ir atsirado daug visokių nukreipiančių faktorių, kurie nukreipė. Tai o toje vietoje yra, ką dar apie ką mes kalbam, iš suvokimų, kaip čia galim skaityti iš suvokimų, ką norėtųsi pasidaryti, kokį tai suvokimą. Tebūnie, tai yra, sakykime, blaivus suvokimas. Suvokti, kad mes turim silpnų vietų, nes tik silpnos vietos yra tos vietos, iš esmės, ties kuriomis mums reikia dirbti. Ir tai yra būtent, ką mes vadinam praktika. Tai yra šios dienos mūsų tema apie praktiką. Nes kai mes kalbam apie kažkokias tai filosofinės idėjas, tai tos filosofinės idėjas, jos, kaip kalbėjom, yra labai abstrakčios. Tarkim, mes norim subalansuoti savo čakras. O puiku, aš noriu, kad mano visos čakros būtų subalansuotos. Tai yra nuostabi filosofinė idėja. Ir tada klausimas, o kaip tas čakras subalansuoti? Ir ten yra daug visokių teorijų, vizualizuok ten atitinkamas spalvas, ten, kas nesakau, kad tai nėra teisinga praktika, bet sakyčiau, kad jinai yra šiek tiek galbūt ribota. Yra ten dar visokių teorijų, kad ten turi ten gal kažkokias ten mantras kalbėti, gal ten vizualizuoti kažką, gal ten dar kažką ten daryti. Gal ten kažkokias jogos pozas daryti ir panašiai. Ir vėlgi visos tos teorijos turi kažkokio tai pagrindo, kitaip jos neegzistuotų. Kažkas tai pastebėjo, kad tai turi kažkokią tai koreliaciją, kažkokią tai ryšį tarp tų energetinių centrų balansavimo ir tarp to kažkokio tai praktinio veiksmo. Bet aš nieko neradau, kad tokio stipraus, sakykime, išanalizuoto ryšio tarp jausmų ir energetinių centrų, koks buvo duotas per šį kanalą. Ir būtent ta tiesiog pateikta mano savarankiško mokymosi kurse esanti jausmų analizė, ar kai kuriais atvejais galbūt netgi ne tiek jausmų, kiek energetinių veiksmų analizė yra būtent geriausia, ką man teko, su kuo man teko susidurti. Taip. Turiu omeny jausmų analizė, kai kalbam apie energetinių centrų balansavimą. Ten yra vienas energetinis centras turi atitinkamus jausmus, kurie tą centrą balansuoja. Ir tiesiog keliamas klausimas yra, kur galėčiau paskaityti daugiau apie tai. Ir aš neturiu ką duoti, nes man pačiam neteko sudurti nei viename informacinėme šaltine su tokia informacija, kuri yra duodama per mane. Tai aš neturiu į ką nurodyti informacijos šaltinių, niekur nėra teko susidurti su tokia teorija, kokią aš turiu. Aš norėčiau, kad būtų kas nors daugiau, kad būtų galima su kažkuo tai palyginti bent jau. Tai būtų bent jau įdomu, jeigu ne praktiškai, bet dėja neturiu į ką nurodyti. Tai tiesiog taip jau gaunasi, kad kai mes pasiekėm tą vadinamą praktinį lygį, nes pas mane daug kas ateina būtent iš praktikos. Tai yra ateina teorija, bet ta teorija aš tada suvedu į kažką tai praktiško. Nes jeigu mes negalim turėti praktinės vertės, nesvarbu, kas tai yra. Gal tai yra kažkokios auksinės, nuostabiausios pasaulyje filosofijos su pačiomis įdomiausiomis ir įmantriausiomis teorijomis, bet jeigu mes iš to negalim turėti realios, praktinės, buitinės vertės, tai manęs tada tai nedomina. Nes labai yra daug, kur yra kalbama visokių tų tikrai labai įdomių praktikų, ten visokiausių, bet nei viena jų
manęs nedomina, jeigu tai neturi jokios praktinės vertės. O tai, kad yra teigiama, kad tai turėtų turėti praktinę vertę, tai negarantuoja praktinės vertės. Nes dauguma mokyklų ar kažkokių mokytojų, jie teigia, kad tai turi praktinę vertę. Bet jeigu jų paprašai parodyti tą praktinę vertę, toj vietoje ir baigėsi tą praktiką. Nes dėstoma teorija, jinai gali skambėti labai gerai ir protingai. Bet jeigu neįmanoma toje vietoje akimirksniu parodyti praktinės vertės tame, tada ta teorija man yra lygių, kad jinai yra bevertė. Nebent, aišku, mes galim kalbėti apie kažką tai, kad kažkokia tai teorija yra, kuriai reikia labai ilgo laiko, kad ją išvystyti, kad jinai įgytų, sakykime, pradėk dabar ir po tiek tai metų turėsi tą praktinę vertę. Tada aš suprantu, tarkim, kaip yra šviesaus kūno aktyvacijos, kur ten 10-mečiais reikia medituoti ties šviesa. Tai aš šiuo atveju negaliu parodyti, kad tai turi praktinę vertę, dėl to, kad aš dar neturėjau tų 10-mečių meditacijos ties šviesa. Dar aš to nepraėjau pilnai. Bet mes galim tokiu atveju nurodyti būtent tą praktinę vertę į tuos, kurie tą jau padarė, remtis jų pavyzdžiais. Tai tada tokiu atveju mes galim kažką tai teikti. Bet mes visą laiką turim atsižvelgti būtent į tą praktinę vertę, o kad kažkas tai teigia, kad yra praktinė vertė, tai nereiškia, kad ta praktinė vertė egzistuoja. Nes neretu atveju būna daug atsitiktinumų, daug sutapimų ir tai nereiškia, kad tai, kas yra galvojama, kad tai yra būtent tai. Tai toje vietoje mes turime visą laiką žiūrėti tos tiesiog praktinės reikšmės ir jeigu jos tokios labai paprastame lygyje buitiškai suprantamos nėra, tai tada aš tiesiog nematau apie ką kalbėti. Yra apie ką kalbėti tik tiem žmonėm, kurie mėgsta filosofuoti. Tai yra, kas būtų, jeigu būtų. Ir kas būtų, jeigu būtų, tai yra įdomios filosofinės idėjos ir, sakykime, tai yra skirta, kaip vadinamai, kaip savilinksmybei, tai yra pasilinksminti. Kas būtų, jeigu mūsų dangus ten būtų kitokios spalvos? Ar kas būtų, jeigu lytų ne lietum, o ten ko nors kitur? Tai yra tos visos įdomios tokios idėjos, kurios, aišku, nėra be pagrindo. Galbūt kažkokiose kitose planetose taip yra, kad dangus yra tokios spalvos ir ten lyja kažko kitu, o ne lietumi. Ir tie dalykai yra įmanomi. Bet pas mus praktiškai tai neturi vertės. Labai maža tikimybė, kad mūsų dangus bus kažkokios tai kitos spalvos, negu jisai yra. Ir ten ar lis kažkuo tai kitu, o ne lietumi. Kas hipotetiškai yra įmanomi tie dalykai, bet nėra itin praktiškai. Bet tie tokie dalykai, kurie neturi tos realios praktinės vertės, kur galvojam tik dėl pačio galvojimo, tai tiesiog tai kaip ir įdomu, bet kita vertus tu supranti, kad gyvenimas yra gan trumpas, nes mes turim tik tais tiek tų dešimtmečių, 100 metų, gal virš 100 šiek tiek turim metų. Ir atrodo, kad tai daug labai to laiko, bet iš tikrųjų nėra tiek daug, nes žiūri, 10 metų praėjo, 20 metų praėjo ir ką aš padariau, ką aš praktiško padariau. Nes jeigu aš 20 metų tik tais filosofavau apie kažką tai, ar skaičiau kažkokią tai teoriją, kai tarkim yra labai sudėtinga kalbėti su kažkokiais religiniais fanatikais, ar nebūtinai tradicinių religijų, bet ir kažkokios tai tarkim dvasinės pakraipos žmonių, kurie ilgą laiką praktikavo kažkokias tai religijas, turiminėje kažkokias praktikas kaip religijas. Tai yra religiškai praktikavo kažkokias dvasinės praktikas. Tai toj vietoj yra sudėtinga kalbėti, kai, įsivaizduokim, žmogus 20, 30, 40 metų skaitė kažkokią tai knygą ir jam tai buvo būtent jo Biblija
ar tai buvo katalikiška Biblija, ar kažkokia tai kita Biblija, bet esmė buvo, kad tai jam buvo šventoji knyga ir jisai stengiasi sekti visais nurodymais ir, jam ten gal kažkas gavosi, gal kažkas nesigavo, bet staiga tu ateini netyčia, ta prasme, netgi neintensiškai, ir tu kažką darai ir tu parodai tam žmogui, net galbūt netgi nežinodamas to, kad jisai religiškai sekė tą kažkokią tai mokslą, bet tu kažkokiais tai savo veiksmais praktiškai parodai, kad tu dalykus gali padaryti geriau. Ir tiem žmonėm yra labai tada sunku, kaip žmogus, kuris, tarkim, išvaistė, jo nuomonę, tai jisai investavo dešimtmečius į kažkokią tai praktiką ir paskui kažkas ateina ir 5 minutės, taip sakant, parodo, kad visi tie dešimtmečiai buvo iš esmės tam tikrą prasme beverčiai, dėl to, kad yra daug efektyvesnių metodų pasiekti tą patį. Ir tai yra labai sunku priimti tos dalykus. Dėl to, kad, visų pirma, tai yra žmogaus ego labai nukenčia. Nes ego jisai labai įsikabina į tas kažkokias praktikas ar kažką tai. Ir jisai nenori paleisti, jisai įpranta prie to. Ir jam atrodo, kad aš tą darau ir man taip gaunasi. O paskiau pamatai, kad yra kaip geriau kažką galima padaryti. Efektyviau, greičiau. Ir tada, yra labai sunku. Sunku tiem žmonėm tada yra. Ir neretu atveju, jeigu žmogus būtų protingas, tai jisai greitai suprastų, kad, tai buvo klaidinga ir reikia perėti prie geresnės praktikos. Bet neretu atveju žmonių ego būna tiek susiformavęs aplinkui tą kažkokią praktiką, kad jisai nenori jos paleisti. O tas ego ant tiek susijungęs, taip sakant, su tą praktiką, asocijuoja save tiek labai, kad jis negali paleisti tiesiog. Netgi jeigu jisai net mato akivaizdžiai ir net gali suprasti pilnai, kad jo praktika nėra tokia efektyvi ir kad yra efektyvesnių praktikų, jam neišeina paleisti, nes tiesiog, ego ant tiek pripratęs, jau tapę tokiu, sakykime, gilių įpročių, kad nežinai ką daryti ir neina paleisti. Tai tada yra sudėtinga. Tai vėlgi kokia esmė yra pasakyti, kad nereiškia, kad jeigu mes sužinom geresnę praktiką, nereiškia, kad taip yra paprasta, kad mes tiesiog imam ją ir pritaikom. Žmogus turi būti, taip sakant, šiek tiek lankščios asmenybės, kad jisai galėtų priimti kažką tai naujo, kas jį papildytų, taip sakant, nebijodamas išstumti kažko tai seno, kas jau jam nebeveikia. Taip, tai toje vietoje tai yra svarbus dalykas apie praktikas. O jeigu yra žmogus, kuris yra, sakykime, neturintis kažkokio savo pagrindo, kažkokio teorinio pagrindo, kuriuo jisai vadovaujasi, tai tada yra šiek tiek lengviau, jeigu žmogus yra atviras mokytis, ir tada žmogus gali priimti tą teoriją ir pradėti ją praktikuoti. Kai mes priimam kažkokią tai praktiką, mes turim žiūrėti, ar tas, kuris tą praktiką deklaruoja, ar jisai pats gali ją pritaikyti savo gyvenime. Galbūt nereikėtų mums vadovautis kraštutinumais to vietoj, nereikėtų galvoti, kad esmė yra pati praktika, nes esmė yra pats žmogus, jo asmenybė. Tai yra praktika yra skirta papildyti žmogų, o ne pakeisti, taip sakant, žmogaus asmenybę. Tai yra asmenybė žmogaus, tik tais naudojasi praktiką tam, kad pagerinti savo gyvenimą. Tai yra praktika negali išspręsti visų žmogaus asmenybės problemų. Tas žmogaus asmenybė yra, kompleksinė. Ir žmogaus asmenybė turi naudoti praktiką tam, kad pagerinti savo gyvenimą ir savo asmenybę. Bet praktika negali, taip sakant, pati savaime išspręsti visų žmogaus problemų. Tai yra toksai nesusipratimas, kur, tarkim, yra kai kurie žmonės, kurie, tarkim, mokina gan gerų praktikų.
Ir tada tu pažiūri į tą žmogų ir sakai, bet taigi va, visi mokina geros praktikos, bet pats, sakykime, negyvena tobulo gyvenimo. Tai kodėl dabar reikėtų man tikėti tuo žmogumi, jeigu jisai pats negali tobulai tos praktikos pritaikyti savo gyvenime. Ir va šitoje vietoje reiktų atskirti praktiką nuo praktikuotojo, nes pati praktika jinai gali būti sėkminga ir teisinga, bet jeigu praktikuotojas, sakykime, nepakankamai ją praktikuoja arba ją praktikuoja tik tais specifinėse sąlygose, tai nereiškia, kad kažkas yra negerai su ta praktika. Bet čia geras pavyzdys yra, tarkim, kovų menuose. Kovų menuose yra, kadangi dauguma kovų menų atėjo iš Japonijos, o Japonija ten atėjo iš, nėra labai didelio skirtumo, bet tiesiog pasakysiu, iš Filipinų ir iš Kinijos, o į Kiniją iš Indijos. Tai va, tai esmė tokia, kad yra, sakykime, dabar, ką mes žinom, kovų menais dauguma atėjo iš Japonijos. Ir reiškia, Japonija yra 2 kovų menų metodai. Tai yra do, tai yra, reiškia, kelias, metodas, tokia kaip filosofinis kelias, ir jutsu, tai yra techninis kelias. Tai vat šitie 2 metodai yra skirtingi. Ir vienas do, tai mokina, tarkim, daugiau filosofijos, vat aikido, tai yra susiliejimo su priešininko energija, filosofinis metodas. Ir taipogi yra jutsu, taip pat jutsu, tai jutsu yra technika. Kaip atlikti kažką techniškai? Tai esmė yra tokia, kad kai mes mokomės to filosofinio metodo, tai tarkim, mokomės aikido, tai yra filosofija. Tai yra, kaip mes norėtume, kad dalykai būtų. Mes norėtume tos dalykus padaryti. Bet tai nereiškia, kad tai yra, kaip tai praktiškai gaunasi. Ir jeigu žiūrint aikido ir jujutsu, tai būtent tas aikido kūrėjas, jisai mokėsi pradžioj to jujutsu. Ir tas jujutsu, tai jutsu yra lankstumas ir jujutsu technika, lankstumo technika. Tai yra apie įvairius laužimus, įvairias technikas, kaip atlikti įvairius laužimus. Ir reiškia, iš to pradėjo ateiti aiki, tai yra ai, tai yra susiliejimas, ir ki, energija, judesys, ir jutsu, susiliejimo su energija technika. Ir būtent iš to pradėjo išeiti jau šiek tiek tokia plastika iš to, nes jujutsu tai buvo grinai kaip brutalūs laužimai. O ten jau atėjo šiek tiek plastikos susiliejimo ir laužimų, ir paskiau jau atsirado būtent aikido ir tiesiog filosofinė kryptis, kaip tai padaryti, kur ne visada turi praktinės vertės. Ir dabar, tarkim, aikido kalbant, daug kas, tarkim, aikido praktikuoja, nes tai yra toks pat, kaip čia vadinasi, tas pacifistinis kovos menas. Tai yra, kur tu saugai priešininką, jie nenori jo sužaloti. Ir, tarkim, daugam iš aikidokų, taip vadinamų, kurie praktikuoja aikido, gaunasi tokios keistos situacijos, kad jie, tarkim, praktikuoja ir kai tu praktikuojasi su partneriu, kurį tu pažįsti, ir sporto salėj, kurią tu supranti, ten visko pasitikė, viskas puikiai veikia, bet tada tu išeini į realų gyvenimą ir, tarkim, labai galėčiau rekomenduoti, kai nors, jeigu įdomu, yra toksai lietuvis, Rokas, ir jisai turi angliškai savo kovos menų kanalą, vadinasi Martial Arts Journey of Rokas. Ir jisai buvo aikido mokytojas, ten koks tam pasiektinas tas aukštas lygis. Ir reiškia, jisai nebijo papasakoti savo istorijas. Aš buvau, sako, aikido mokytojas. Ir salėje viskas veikia. Kai tu treniruojasi va taip, viskas puikiai veikia. Kai
priešininkas nori su tavim bendradarbiauti. Bet jis, būdamas aikido mokytojas, kelis kartus papuolė į gatvės muštynės ir gavo į galvą. Ir visi jo, taip sakant, aikido, taip sakant, filosofijos, gražios teorijos išgaravo. Ir tada jisai, iš esmės, ten kelis kartus gavęs gerai, atsipeikėjo nuo aikido filosofijos ir sako, kažkas čia yra negerai. Jeigu aš daug metų treniruoju kovos meną, išeinu į gatvę ir gaunu į galvą. Nors pats esu kovos menų mokytojas. Tai kažkas yra negerai. Tai va, tai toj vietai, reiškia, jisai tada pradėjo sakyti, reikia ieškoti kažko praktiško. Reikia nesustoti. Tada nuėjo treniruotis tuos MMA, tuos Mixed Martial Arts. Ir nemažai laiko praleido tenai. Daug labai sukūrė video, būtent kaip jisai, reiškia, buvo aikido mokytojas, o dabar va jisai, reiškia, mokosi kovos menų iš naujo. Bet dabar ten jo ta kelionė baigėsi, nes jau patyrė labai rimtą traumą visi ir jau daugiau niekada nebegalės treniruotis. Ten sulaužė koją labai stipriai ir greičiausiai niekada jisai nebegalės taip treniruotis kaip anksčiau. Tai va, tai reiškia, jau jo ten ta kelionė baigėsi, jis kažką išmoko, dabar reikės jam kažką tai kitą mokytis. Ir tikiuosi, kad jisai grįš į savo aikido ištakas ir suras tą vidurinį kelią, tą aikidžutsu kelią, kur, reiškia, ne tik tais mes kalbam apie kažkokias tai gražias filosofinės idėjas kovų menuose, bet taipogi ir turim dar tą praktinę būtent pusę, kur mes dar žinom, kaip ir atlikti dalykus realiai praktiškai. Tai va, tokia vat yra esmė, kad vat aikido tam pavyzdyje, kai rodo ten viską jie salėj, viskas labai atrodo nuostabiai ir gerai. Bet kai mes susiduriam su grubia realybė, grubioje realybėje dalykai jie ne visą laiką taip veikia gražiai, kaip tai yra, kaip tai veikia prie tų vadinamų, mes sakykim, idealių sąlygų. Tai vat tos idealios sąlygos jos ne visada būna. Realybė jų iš tikrųjų nėra. Ir vien tik dėl to, kad kažkokią praktiką kažkas nesugeba pritaikyti realioj situacijoj, tai nereiškia, kad tarkim tas Rokas, kad vien tik dėl to, kad jis buvo aikido mokytojas ir jisai galva į galvą, tai nereiškia, kad ta prasme jisai nesupranta aikido. Nes jis greičiausiai puikiai supranta aikido, to jis buvo mokytojas. Bet kame esmė, kad jis nemokėjo to pritaikyti realioj praktiniai gatvės situacijai. O tai yra esmė. Nes jisai išmoko tą tik tais salės sąlygomis, idealiomis sąlygomis. O gatvės situacijai nėra tų idealių sąlygų. Nes saliai priešininkas su tavim bendradarbiauja, jis nenori tave sunaikinti, jisai nori mokytis, nori padėti tau mokytis. Ir jūs norit komunikuoti ir bendradarbiauti. O gatvėj nenori nieks su tavim bendradarbiauti, tave nori sunaikinti. Tai tai toje vietoje, kas jam gavosi, būtent susidūrė su realybė. Kad gatvėj yra kitaip negu, taip sakant, salė. Ir vien tik dėl to, kad jisai nesugebėjo tuo metu to padaryti realia praktinė verte tų teorinių žinių, tai nereiškia, kad aikido neveikia. Ir dabar gali kitas sakyti, aikido neveikia, jis niekam tikės ir aikido. Aikido yra labai tikės. Ir daug yra policininkų ir neretu atveju policija, apsauginiai naudoja aikido, nes tai yra labai geros technikos. Jas labai galima pritaikyti, bet tu turi turėti tą grubę praktiką, kaip grubiai tos dalykus pritaikyti, kaip priešininkas priešinasi tau, o ne vien tik su tavim bendradarbiauja noriai. Tai toje vietoje ir išeina ta pati praktika, kad nereiškia, kad turint idealią teoriją, mes iš karto tai paversim tobulą praktiką. Ir taipogi tai nereiškia, kad jeigu mokytojas, kuris turi nuostabią teoriją ir ją dėsto tomis nuostabiomis sąlygomis, tai nereiškia, kad jisai sugebės tą pritaikyti realiame gyvenime.
jisai gali tą išmokyti būtent tos, sakykime, kovos menų salės sąlygomis, kur yra idealios sąlygos. Bet gatvėje, kaip tą pritaikyti, jis to nemokina. Ne apie tai yra kovos menas. Ten būtent yra to, tai yra filosofinis menas. Kaip tą paversti į, sakykime, džiutsu šiuo atveju, į techninį, praktinį pritaikymą, jau yra visai kita. Tai jau yra kai kas, ką greičiausiai tuomet mokinys turi pats imti ir savyje kažkokiu būdu paversti į kažką tai realaus. Nes jeigu, sakykime, kovų menai būtų apie tai, kaip muštis gatvėse, tai tada mes ir turėtume treniruotis gatvės sąlygomis, mes turėtume ir į gatvę, muštis ten gatvėse ir tada tokiu būdu apie tai treniruotis. Tada mes labai greitai įsitreniruotume. Ir netgi yra kovų menų, kurie mokina apie tariamai gatvės muštinės, kaip reikėtų muštis gatvėse. Bet vėlgi tai yra juokinga dėl to, kad tai nėra mokinama gatvės sąlygomis, tai yra mokinama vėlgi klasės sąlygomis, kur yra idealios tos sąlygos, nors ir tariamai jos yra netokios idealios, kaip, sakykime, aikido, kad yra sudaromos idealios sąlygos. Tai yra daugiau, sakykime, grubesnės tos sąlygos. Bet vis tiek jos yra sudarytos sąlygos, ko realiam gyvenime tu to nesusidari. Tai šitoje vietoje gaunasi, kad praktika jinai gali ateiti tik tais, kai mes patys imam tą teoriją ir darom ją, su jie kažką tai savo gyvenime, kad pritaikom ją savo. Tai ir todėl niekada nereikėtų tikėtis, kad mokytojas ar kažkokia mokykla, ar kažkokia teorija, kažkas tai išspręs visas problemas ir paskui sakyti, jeigu ką, kad aš praktikavau tai ir man tai nepadėjo, kai galbūt 100 000 ar milijonam žmonių tai padėjo, bet man tai nepadėjo, reiškia, tai yra netikusi praktika, nes man tai neveikia. Bet kažkodėl tai kitiem tai veikia. Tai tada klausimas yra, su kuo yra negerai, ar su to vienu žmogum, ar su praktika. Didelė tikimybė, kad yra kažkas negerai su to vienu žmogum, nes jisai negali savo psichikoje paversti tos teorijos į savo realią praktiką, savo gyvenime pritaikomą praktiką. Ir toj vietoj, ką jam gali pasakyti tam žmogui? Nieko tai jam negali pasakyti. Įskyrus tai, kad jam reikia ieškoti kažkokios tai galbūt kitos praktikos. Galbūt kažko tai kito, ką jisai galėtų savo pritaikyti. Kažkas jam gal nesueina su ta būtent praktika, ta teorija tiksliai dėstoma, ar gal kažkas netitinka, gal tai nėra jam panašiai, nes netitinka jo kažkokių ar lūkesčių, ar jo gabumų, ar kažko. Ir gal tai tiesiog jam netinka, jam reikia iškoti kažko tai kito, bet kitiem tai tinka. Tai yra svarbu suprasti būtent apie tą praktiką, tokį dalyką, kad dalykai, kuriuos mes mokomės, jie gali būti, įdomus dar vienas pastebėjimas yra, kad jie gali būti labai prasti, bet kitą kartą, nesvarbu, kad ir kokią tam prastą dalyką mokina, bet mokinys, jisai ateina ir iš to prasto dalyko paima ir padaro savo kažką super praktiško ir veiksmingo. Bet netgi tokie variantai egzistuoja, kad, tarkim, mokytojas yra niekam tikęs, mokina kažkokių tai nesąmonių, bet štai mokinys paima ir sugeba iš to išspausti kažką vertingo ir paversti į kažką realaus praktiško. Tokie dalykai egzistuoja. O kartais kas egzistuoja, tai kad, tarkim, geras mokytojas, gerai dėsto teoriją ir praktika yra puikiai, kurie daugybė žmonių veikia. Na štai, tas vienas žmogus yra, kuriam nesigauna. Jis stengiasi, jis bando, jam nesigauna. Tai kas tada yra kaltas?
galima sakyti, o mokytojas yra kaltas, jis nesugebėjo to mokinio išmokyti. Galim taip sakyti, nes realiai geras mokytojas turėtų sugebėti kiekvieną žmogų išmokyti. Bet tas žmogus taipogi yra atsakingas už save, jisai turi norėti išmokti to dalyko. O jeigu jisai nenori to išmokti, arba, sakykime, yra kažkokios tai priežastys, kad jis negali to išmokti, tai tada nelabai yra ką padaryti toje vietoje. Ir sakyti, kad tas žmogus, vien tik dėl to, kad jis nesugebėjo to praktiškai pritaikyti savo gyvenime, tai dabar sakyti, kad ar ta teorija yra netikus, ar mokytojas yra netikęs, tai yra neteisinga. Nes mokinys yra atsakingas už save, ne mokytojas už mokinį. Mokytojas yra atsakingas už tai, kad pateiktų teisingą teoriją ir tai yra mokytojo atsakomybė, kad jisai žinotų praktinę vertę toj teorijai. Ir jeigu jisai negali tos praktinės vertės parodyti, kad jisai pats tą praktikuoja, tai tada tai ne tas mokytojas, iš kurio reiktų mokytis. Bet vėlgi grįžkim prie to, kad ne viskas visą laiką yra idealiai pritaikoma, nes kiekvienas žmogus turi asmenybinių kompleksų ir tai, kad tarkim mokytojas gali vienose sąlygose parodyti kažką tai, kad jis idealiai tą gali, o kitose sąlygose gal jis negali to idealiai parodyti, nes gal yra kažkokios kitos aplinkybės, sunkinančios aplinkybės, kurios nepadeda jam to, arba netgi tuose pačiose idealiose sąlygose jisai gali ne visada jam idealiai tai paveikti. Tai ką dabar mes turim sakyti, o tai netikęs mokytojas, vėlgi netikus praktika, nes ne visada idealiai tai tobulai gaunasi. Negalime taip teikti, nes visur yra aplinkybės. Ne viskas visada idealiai gaunasi ir ne viskas visada, sakykime, yra tobula. Visur yra aplinkybės. Bet į ką mes turim žiūrėti? Mes turim žiūrėti į, sakykime, taip vadinamą kiekį. Tai yra, kaip dažnai mums gali statistiškai pavykti sėkmingai tai pritaikyti ar panaudoti. Kad statistika toje vietoje turėtų būti mūsų, kaip sakant, sąjungininkė. Tai yra, kad statistika, jinai dažniausiai yra tai, ko mums reikia vadovautis. Tai jeigu statistiškai yra, sakykime, mažiau negu ten 20 ar 50% tikimybė, kad mums tai pavyks realiai kažkur pritaikyti, tai tada mums ir nereikėtų apie tai galvoti galbūt. Bet jeigu statistiškai mes turim daugiau negu 50% tikimybę tai sėkmingai pritaikyti savo gyvenime, tada tai mums reikėtų apie tai susimastyti. O galvoti tais ekstremumais, kad 100% arba niekados neveikia, arba visada veikia, tokie dalykai neegzistuoja pasaulyje. Nereikėtų gyventi, nes kai kurie gyvena tokia iliuzija, kad arba veikia 100%, arba neveikia visiškai. Tokių dalykų niekur nėra, niekados neegzistavo ir niekados neegzistuos. Viskas, ką mes kalbam apie statistiką. Ir statistika, jinai, sakykime, 20 ir 80% ribas. Kad bent jau 20% tai turėtų būti taikoma praktiškai ir taipogi tai turėtų būti iki 80%, kad tai visą laiką bus efektyvu. Bet tokio dalyko, kad visiškai neveikia arba absoliučiai veikia, tokių dalykų nėra. Tai toj vietoje mes turim tiesiog suprasti tos tokius realius dalykus, kad reali praktika, jinai yra kitokia, negu mes įsivaizduojam. Kad, aš dabar čia pradėsiu mokytis čakrų balansavimą ir visą laiką ten idealiai, dabar čia mano čakros bus subalansuotos ir viskas ten bus visą laiką nuostabu. Nebus to. Nebus to tol, kol mes nepasieksim tobulybės. O kad pasiekti tą tobulybę, galbūt ten reikės dešimtmečių. Tai dabar mums yra esmė, kaip dažnai mes galim pasiekti praktinę vertę. Ir kuri praktika, kurią mes vykdom, turi didesnį tikimybę, kad padės mums pasiekti
tą, sakykime, aukštesnį statistinį šansą, tikimybę, kad mes turėsim sėkmę. Ir mes iš to žiūrim, kas statistiškai mums suteikia didžiausią tikimybę turėti būtent norimą rezultatą toje kažkokioje tai vietoje. Ir tada pagal tai mes galim jau rinkti savo praktiką. Ir neretu atveju mes gal turim išmėginti daug praktikų ir sakyti, su tuo man statistiškai nelabai sekasi, su tuo gal man labiau sekasi, su tuo mažiau, su tuo daugiau. Ir tada mes atsirenkam, kas mums veikia. Nes priešingų atveju, tai jeigu mes tik galvosim ekstremumais, kad arba veikia, arba neveikia, 100 arba 0, tai tada nieko nebus. Ir yra žmonių, kurie taip galvoja, arba viskas, arba nieko. Ir tai yra labai nesėkmingas, sakyčiau, modelis, nes tada didžiausia tikimybė yra, kad mes neturėsim nieko. Nes pasiekti 100% yra, man atrodo, kad iš jūsų net nėra įmanoma. Nes kas tas yra 100%? Sakykim, paimkim pasaulio kokį sporto čempionatą ir kažkas laimėjo aukso medalį. Tai jis pasiekė, sakykim, 100%. Jis pagerino, pasiekė naują pasaulio rekordą kažkokiam bėgimui. Tai yra 100%. Gerai, tai šiais metais. O kitais metais kažkas tą rekordą pagerins vėl. Ir kas tada? Tai Jonas jau nebe 100%. Ir ten tada kas 90%. Prieš tai buvo 100, dabar jau pastatė 90, nes kažkas 1 sekundę pagerino tą greičio rekordą. Bet tai yra labai, sakykim, reliatyvu, kas yra kas. Ir tai vietai mums nereikėtų vadovautis tais ekstremumais, mums daugiau reikėtų žiūrėti statistiką. Ir jeigu statistiškai mes matom, mums tai veikia, tai reiškia statistiškai mes turėsim didesnę tikimybę, kad mums tai veiks ir prie tų vadinamų grubių, realių sąlygų, kai ateina, būtent mums yra tobula, kai mes medituojam ant sofos, gerai jaučiamės ir galim vizualizuoti šviesą. Bet ar mes tikrai galėsim vizualizuoti tą šviesą, kad ateis ta tamsi diena, kad ateis ta tamsi energija, mes labai prastai jausimės. Ar mes sugebėsim pritaikyti šviesą tada? Bet ta statistika mums yra svarbiausia. Ir jeigu mes matom, kad mes galim, tada mes turim to ir vadovautis. O jeigu mes matom, kad mes negalim, galbūt mums reikia kažko tai kito. Tai nereiškia vėlgi, kad tarkim šviesos praktika yra negerai, nes aš negaliu jos pritaikyti, kai man yra labai blogai. Bet tai tiesiog reiškia, kad gal mums reikia kažko tai kito, nes vien to neužtenka, arba galbūt aplamai mums kažką tai kitą reikia daryti. Tai tiesiog mes turim žiūrėti, ar statistiškai mes galim savo tą pritaikyti grubiausiose, sudėtingiausiose sąlygose. Ir tada, reiškia, praktika mums yra sėkminga. Tai tik noras buvo pasakot, gal kilo kokių klausimų ar komentarų. Iš tikrųjų, aš ne visai tą turiu omeny. Aš turiu omeny, kad daugelis, kas susijęs su trečia akim, daugelis tų funkcijų, kurias atlieka trečioji akis, jos atsiveria tos funkcijos, tos galimybės tik tada, kai kitos čakros yra žemesnės čakros suvienisuotos. Taip ne. Galima taip sakyti, bet taipogi tas pats, kas mes turim suprasti, kad kelionėje, kai mes vykstam į kelionę, yra etapai. Tai reiškia, jeigu mes vykstam iš Lietuvos į Ispaniją, mes turim pravažiuoti Lenkiją, mes turim pravažiuoti Vokietiją, mes turim pravažiuoti Prancūziją ir tada mes nuvažiuojam į Ispaniją. Tai jeigu mes, tarkim, dabar pravažiavom į Lenkiją ir esam Vokietijoje, bet Ispanijos dar nematom, tai mes tada sakom, ką kelionė yra nesėkminga, kažkas yra negerai, nes aš dar nesu Ispanijoje. Tada nuvažiuojam į Prancūziją, esam dar šiaurės Prancūzijoje ir sakom, aš esu Prancūzijoje, bet dar aš nematau Ispanijos. Tai kažkas vėlgi negerai. Bet tik tais, kai mes pravažiuojam pietų Prancūziją ir jau, kaip sakant, pradam įvažinėti į Ispaniją, tada mes pradam ją matyti. Tik tada, kai mes jau ten esam. Tai yra tas paradoksas, kad mes negalim turėti kažko, kol mes neatvažiavom viso kelio. Ir tiesiog mes turim daryti viską iš eilės. Tai, kad veiktų mūsų trečios akies centras, šešta čakra vadinama, mes taip turim būti subalansavę visas, sakykime, 5 plus tą vieną nulinį centrą.
visi tie centrai turi būti jau subalansuoti. Aš tada sakyčiau, kad tai turėtų veikti natūraliai, be jokių prievartinių sąlygų, nes jau visos sąlygos yra išpildytos tam. Nes kiti išmoksta, būtent mokinasi magų mokyklose. Ir magų mokyklos jos mokina kaip laužti sistemą ir naudotis specifinėmis funkcijomis, nebalansuojant, nenuinant viso kelio, o tiesiog užtrumpinant kelią. Galima užtrumpinti kelius. Ir to mokina magų mokyklos ir jų pasirinkimas. Bet jie turi ir savo pasekmes už tai, nes jie nežino, ką jie daro. Mano kelias yra ilgas, kiti keliai yra trumpi, bet taipogi yra trumparegiški. Ne, tai ten trečioje akis yra tas spindulys, jisai eina per mūsų galvą, kaip toksai vamzdis, bet tai yra energetinis, o kiekvienas energetinis centras turi savo fizinę liauką. Ta liauka yra konkurencinė liauka, jinai yra vidury galvos. O energetinis centras, jisai yra kartais, šalia, jisai kartu eina, bet jisai gali formuoti šitiek kitokią ar panašiai. Dabar reikėtų nuo ko pradėti, tai nuo centro taškas 0 ir susikoncentruoti į jausmą taškas 1. Kai jisai bus įvaldytas, eit prie centros taškas 0, jausmo taškas 2, tada jausmo taškas 3, 4, 5 ir paskui, kai tie bus, tada eiti prie pirmo centro, tada prie antro, trečio, ketvirto, penkto, tada pakalbėsim apie 6. Ir tada toj vietoj tiesiog, jeigu mes nežinom, ką tik tai daryti, tai tiesiog vizualizuojam šviesą tą vietą ir leidžiam, kad tas centras susibalansuotų pats. Šviesa subalansuoja viską, jie atstato į vietas. Šiuo atveju, jeigu mes norim surasti kažką, lengviausia, ką dažniausiai žmonės daro, tai tada mes galim koncentruotis į savo tarpuakį ir pamatuoti galim ir atstumą nuo savo nosies ir smakro ir pamatuoti tą patį atstumą nuo nosies iki kaktos vidurio ir ten surasim, kur mūsų turėtų būti energetinis centras, būtent mūsų vadinamos trečios akies, galim koncentruotis į tą tašką savo galvoje, jeigu norim kažkokio fizinio taško. Kad rodo. Išmatuojam atstumą nuo smakro ir nosies ir perkeliam tą patį atstumą nuo nosies iki kaktos. Ir ten yra. Aš atsisakiau galvos spindulių numeracijos, aš atsisakiau dėl to, kad man ta numeracija yra neprimtina, kurie yra mokoma. Čia yra iš Brunvalo mokymų numeracija ir man yra neprimtina, aš nesilaikau tos numeracijos. Aš mokau truputėlį kitaip, aš išdėstysiu, kaip aš. Nes ten, sakykime, aš aiškinsiu savo mokymo metodiką, tai nėra numeruota mokymo metodika. Tai yra daugiau kaip, galima tam tikrą prasme, bet aš daugiau vadovaujuosi jausmu, o ne kaip pateikiama, o daugiau žiūriu, kaip turėtų būti. Išsiaiškinsim eigoje, tai gal ne šiandien pokalbis. Tai va, tai gal tiek šiam kartą praktikų ir kitą kartą bus naujų praktikų. Visą kažkas naujo, visą kažkuo, kaip sakant, papildyti. Labai čia tos čakros atrodo aktualios, bet kaip jau minėjau, norėdami išlaikyti stiprų tiesioginį jausmą, turim mokėti išlaikyti discipliniškai, tarkim, mintį, nes jausmas yra žymiai tankesnis. Ir turim mokėti išlaikyti mintį vientisą, tada turėsim šansą išlaikyti jausmą vientisą. Jeigu minties negalim išlaikyti vientisos, tada su jausmais nėra šansų. Reiškia, tarkim, šviesa. Vientisa mintis yra nepertraukiama šviesa. Kiek laiko galim išlaikyti šviesą? Dabar kalbėjom apie tai, kad skirti po minutę vis didinti kiekvieną dieną šviesos praktiką. Tai kiek dabar jau minučių yra pasiekta šviesos praktikos? Nebūtinai, jeigu bent jau vyksta, sakykime, tokiam sąlygom, tai gal ne tas pratimas, apie kurį kalbėjom, bet nepaisant to, jeigu pavyksta su žadintuvu medituoti ilgą laiką, tai jau yra rezultatas. Ir tai yra labai gerai.
Reiškia, jeigu mes sugebam tai padaryti ir sugebėsim tą išlaikyti ilgą laiką, reiškia, tada mes turėsim siekime ir su jausmais, nes tai bus tęstinumas. Svarbiausia šviesoj sukurti stabilumą, kad šviesa būtų kuo stabilesnė. Tai gal jinai negali būti vadinama statinė šviesa, kad jinai negyva šviesa, neįdanti, bet jos judėjimas turi būti kažkoks tolygus ir keliantis visą stabilumo jausmą. Ir neturėtų būti chaotiška, kad ten blyksi ten kaip diskotekose ir neturėtų būti jinai kažkokia įsitaškiusi ten į skirtingas pusės, neturėtų jinai taipogi keisti savo ten atspalvių kažkaip. Esmė yra vientisumas ir stabilumas, nes mes norim sukurti vientisą stabilų, būtent stabilumo jausmą savyje, kad šviesa yra stabili mūsų gyvenime, mes galim išlaikyti tą vidinį stabilumą su šviesa. Ir tada, jeigu mes galim išlaikyti vidinį stabilumą su šviesa, mes tą stabilumą galėsim bet kur, ar jausmą mes rinksimės ar kažką, mes galėsim tą stabilumą išlaikyti ties bet kuo. Tai yra svarbiausia. Tai gerai. Tai iki kitos susitikimo.